aš jį užauginau ir dar, galima sakyti, išmokinau, o dabar jisai jau, žinai, savarankiškas. Mūsų sparingai kartais atrodo žiauriau negu kovos, tai... Sakyčiau irgi kaip Nauris, nekovai. Neužgėjau man psichologinį traumą. Esat patupdę vienas kitą kažkada per sparingus. Pasakykit, kuris greitesnis iš jūsų? Greitesnis. Žinau, čia gal žmona atsakytų. Paskambinsim Andriui Šipailai ir aš paklausiu, kuris čia visgi geresnis iš jūsų yra. Paskambink, bet Lema, gerai, kad paėmė apsaugos, 3 žmonės, nes... Taip. Tu jau gavęs. Tu dėl savęs. Aš sakiau, kad čia bus 2 prieš 1, o ne 1 prieš 1. Bet turim 1 prieš 1. 2 spartiečiai. Henrikas Vikšaitis, Raimondas Vlasevičius, balandžio 19 diena, Kauno Žalgirio arena ir mes ten pamatysim pagrindinę vakaro kovą, kurioje dėl 75 kg diržo šitie 2 vyrai susikaus. Pasakykit man, jūs iš vis sveikinatės dar tarpusavį, atvažiavote atskirai, aš galvoju, kad kartu važiuoju. Mes nuo kovo 28 dienos nebendravom. Aš Facebook'e pasidaręs net susipykę, tai bet neišmeta. Aš negaliu nežiūrėti jis. Nu, tai prasme, noriu būti piktesnis. Aš matau, kad jums nepatogu čia dabar sėdėti. Ne, o jeigu atvirai, tai beveik trūkau plauko, kad aš būčiau su viena mašina atvažiavęs. Šiandien mes visi atvažiuotumėm su viena mašina. To prasme, šiaip viskas normaliai, kaip visada. Jokių bėdų. Tai gerai, čia dabar viskas normaliai, dar mes esam, sakykime, 9 dienos prieš kovą, bet kai jau bus ta diena, kai reiks žengti ringą, kaip jūs įsijungsite tą... Nu, aš taip įsivaizduoju, kad kovotojai įsijungia žudyk arba būk nužudytas mentalitetą, bet kaip jūs tai padarysit, nes... Žiūrėkite, aš vis laik sakau, atvarykite mūsų sparingus. Pasižiūrėkit, kaip atrodo mūsų varžybinės sparingai, koks ten tempas yra ir kaip tai atrodo. Ir tada, tiesiog mūsų sparingai kartais atrodo žiauriau negu kovos, tai nieko nereikia persijungti. Taigi tu visi matyt, 2 kovas kovojau su Matuku, jis mano draugas, pažįstamas toks labiau, bet mes kaip ir anksčiau normaliai bendravom, dabar mažiau, bet... Tas pats, taip, tai yra tiesiog, žinai kaip sakai, just a business, tiesiog eini kovoji ir... Pasimsim šaibų, svarbiausia šaibos, paskui geras, nors negeriam. Kadangi abudu įsirenginėjom namus, tai mums labai svarbu yra pergalė. Bet labai žmonės, žinai, sako, tai čia iš tikro kovos, ar jie čia kažkas, susitarsim, žinai, kažkas. Mes susitarėm, kad kuris laimi, tas laimi. Kuris laimi tas laimi. Taip, nugi viskas normalu. Taigi čia sportas. Negalim, per sparingus paringuojamės, tai vienam būna fanaras, kitam būna faranas. Ir viskas. Negaili vienas kito, tai čia negailėsim. Tai žodžiu, ką norėjau pasakyti prieš tą stalą, čia sakė man jūsų treneris Andrius Šipaila, kad jūs šiaip visai pasipizdavojat vienas iš kito per treniruotės. Tai mes visi spartiečiai, nesakyti, išpizdavojame. Ir iš tais pasipizdavojame, nors taip daug nebendrauju kaip su juo. Duokit pavyzdį, ką jūs, aš žinau, kad čia dabar nereikia sufeikinti, bet duokit pavyzdį iš salės, kas būna tarp jūsų, kokių būna tokių apsikeitimų. Čia žinai kaip čia tokių dalykų net kursi, čia būna tiesiog taip pat... Reikia konteksto, žinai, reikia, viskas gaunasi savai. Natūraliai viskas gaunasi. Kaip ir apie tavo nosį dabar. Aš nesitikėjau, kad Henrikas bus tas, kuris tyčiusis iš mano nosis, žinai. Ne, mano nosis, žinai, bent biškį palisėt gali. Dabar dėmesys tavo. Šiaip prieš kalbant apie pasirašymą kovai, kas aš manau bus labai įdomi tema, aš dar norėčiau sugrįžti į jūsų pusfinalius. Henrikai, tu teisėjų sprendimu nugalėjai Matą Stebuliauską, kaip ir pats minėjai. Raimi, tu teisėjų sprendimu nugalėjai Naurį Lukošiūną. Ir man, nežinau kaip jum, bet abi kovos labai panašios buvo. Abiejose kovose buvo labai artima kova, labai daug lupimosi vidury ringo. Kaip jūs matėt vienas kito kovas? Ar nebuvo, kad jūs žiūrit, taip atrodo, dežavų šiek tiek? Nu, aš taip buvau, žiūrėjau, palaikiau kolegą, dar gavau rėkti nuo šito Lukošiūnų, nežinau kodėl, nes kad palaikiau jį, galvau, jie pyko dėl to, kad aš jų nepalaikiau, gal nežinau. Jie tikėjos, kad tu juos palaikysi. Tikėjau, kad aš juos palaikysiu, bet ne, aš palaikiau Raimį ir ta kova atrodė, taip kaip ir buvo, laimėjo Raimis, žymiai akivaizdžiai ir viskas. Ta prasme pasilupo, viskas gerai, kova buvo gera. Man patiko. Aš tai savo kovos nemačiau. Aš mačiau tik Henriko kovą.
Tai Henriko kova, tai šį kartą, jeigu ten pirmą kartą galėjo kažkas sakyti, kad tenais kažkokie ten neaiškumai, tai šį kartą tai buvo viskas aišku. Bet čia apie man, tai jūsų ketvirtuką, visus keturis. Labai visi panašaus lygio, ar ne? Ar sutinkat? Tai matai, mes vieni su kitais dar nekovojom, aš su Nauriu nekovoju, jisai su Matu nekovoju, tai čia, žinai, irgi negali spręsti. Bet tos kovos, nežinau, tavo, ar tu patyręs jau, ar ne, mėgėjo akim. Mėgėjiškom akim gali vertinti. Gali vertinti, taip, jau nežinau. Štai norėjau paklausti apie kovą, kuri dėja, bet neįvyks tarp Stabuliausko ir Lukošiūno. Abu esat kovoję vienas prieš vieną, kitas prieš kitą. Kas būtų, jeigu jie būtų iš tikros kovoję? Pertrauksiu, kodėl jie nekovoja, nes aš nežinau. Dėl to, kad Naurio antakis nesugis iki to laiko. O tai o bus kovo šiaip apskritai kažkada planuojama? Gal kažkada ir bus, bet šitam turnyre... Galim nesugyti antakis, aš nesuprantu man. Gal ten suplyš. Šiaip iš tikrųjų praėjo, tipo, 3 savaitės, tai čia gali ir lūžti per tiek laiko. Čia jaučiu kažkokią krislelę įdomesnę. Nenori gal tiesiog kovoti Nauris. Bet mano klausimas, kas laimėtų, jeigu kovotų Stabuliauskas su Lukošiūnu? Šiaip negaliu prognozuoti, bet manau, kad po kovos kažkas pyktų už teisėjimą. Ir tiek. Gerai, aš tas kitaip klausiu. Kaip manai, tavo buvo oponentas stipresnis ar Raimė? Manau, kad mano, nes aš su juo kovoju, o Raimis mano, kad jo, nes jis jau kovoja. Manau, kad čia toks 50-50, žinai, jis, sakau, reiktų sukovoti ir dar tarpusavį, gal kažkada ateityje sukovosiu, aš su Nauriu, o Raimis su Stabuliausku, gal, žinai, tokių buvo bairių bus. Aš mačiau, kad vienas už kitą sirgot, iš pradžių tu sirgai už Henriką, po to tu sirgai už Raimį, bet ar buvo ta mintis, galvoju, blema, bet jeigu dabar laimės, jisai tai man su juo reiks kovoti. O dabar pagalvok apie tokį variantą, jeigu būčiau pralaimėjęs, aš ir pralaimėjęs. Dėl 3 vietos būtų reikėjo kovoti. Sakyčiau irgi kaip Nauris ir, nekovai. Neužgyjau man psichologinį traumą. Bet, tai, žinai, tai vis tiek, belie kokio atveju, kuris be laimėtų diržas, tenka Spartai. Nu, tai čia yra... Mesgi sportiečiai, pažiūrėk, duok. Turite irgi tokį? Ne, tokio neturiu. Vedybinį gal užsidėsi. Nu, tokį vedybinį. Tai vedybinės irgi gali. Okay. Šiaip paskutinis dalykas iš to pusfinalio dar ką noriu, kaip tik bus toks tiltas į kitą temą. Norėjau paklausti, Raimi, kaip reagavai į šitą frazę iš Naurio Lukošiūno, kad Raimis šitoj kategorijoje yra geriausias Lietuvoje ir jis čia lengvai netgi nugalės Henriką Vikšraitį. Nes toks kaip ir įvertinimas tau, bet kokia tavo buvo reakcija į šitos pasisakymus? Man tai šiaip labai keista. Nu, sunku vertinti yra tokius dalykus geriausias. Geriausias iš ko? Nu, ta prasme, iš mūsų keturių, nu, bet mes visi turim daug pasiekimų ir visi mes esame, tiek ir Matas, ir tiek ir Henrikas yra tikrai geri. Tai pas Henriką pasiekimai dar didesni negu pas mane. Šiaip iš tikrųjų yra, nu, šitoj svorio kategorijoje. Bet tu esi niekada nepralaimėjęs profesionaliam ringe, kaip pats pabrėži. Bet esu mėgėjęs pralaimėjęs. Tai žinai, ir, nu... Aš džiaugiuosi, kad įvertina, bet aš tokių dalykų nesureikšminu. Žinai, čia yra labai paprasti dalykai, kad ateisi, kovosi ir pamatysi laimės vakarą, žinai, stipriausius. O čia dalykas sureikšmint, kad lengvai laimėt. Nu tai kažkas sakė, kad lengvai bus ir prieš Naurį laimėt. Ar buvo lengva laimėt? Nebuvo. Kažkas sakė, kad laimėt bus prieš tą lengvą, bet ar būna lengva laimėt? Niekada nebūna lengva. Net kai būna nakautas pirmam raunde, tai yra toks ilgas kelias eiti iki tos kovos ir tas pasirašymas toks yra ilgas, kad pati kova tiesiog automatiškai tampa sunki. Tai, nežinau, kažkaip nesureikšminu aš tokių įvertinimų. Tu sureikšminai šitą pasisakymą ar tau tiek to? Ne, aš nesureikšminu, žinai, čia irgi yra tokia kaip ir statistika, pavyzdžiui, Raimis, kiek tu turi profesionalių kovų? 20, aš turiu virš 60 ir supranti per tą tokią karjerą, nu, būna tų pralaimėjimų, būna tų, žinai, korupcijos, tos kovoji kažkur su tos vietos atstovų, ta prasme, užsienį ar kažkur, nu, jį palaiko labiau. Lygių kova, viskas tu pralaimėjai, viskas čia normalu. Aš viską puikiai suprantu ir Raimis dar ateityje turės belie kiek kovų, aš manau, jeigu jis nepaliks su šitu. Aš jau esu senukas, mane visi ne kartą yra nurašę. Ir, žinai, traumą turėjau gan didelę, po tos traumos kovojau su Matuku ir, žinai, ta kova irgi tokia atrodė apylygį, nors man, žinai, nejautėsi geriau. Tai irgi visi galvojo, kad jau viskas į pabaigą mano tą karjerą, bet antrą kovą atėjau, tikrai nepalikau visiems, žinai, tų komentarų, laimėjau antrą kovą.
Ir man dar 32 metai, aš jau atsirekovinau po tos traumos, ir šainu į priekį, žinai. Čia mano tas darbas buvo nuo pačios Spartos pradžios, dar Sparta nebuvo susikūrusi ir, žinai, jau buvau aš. Tai aš visada buvau su savo šaika, Raimis kartu su manim užaugęs. Aš jį skriausdavau, kai jisai buvo jaunas, mažulis. Aš dabar mane skriaus, kai aš būsiu ir senukas. Manai, ta Sparta yra kaip vienas kumštis, šeima. Ir mes visada buvom tokie patys, o jeigu reikia pasitikrinti savo santykius, mes pasitikrinam ir salį, pasitikrinsim ir kovoj. Nesureikšminam per daug tų dalykų ir viskas. Žinai, kaip sako, just a business. Tai yra... Mes einam, žinai, mes kiekvieną kartą salėje tikrinamės, tik tai neišeinam su kokiam dainom, neišeinam, niekas neteisėjauja, o kiekvieną kartą ir būna tas sparingai ir aštrus, ir intensyvus, būna praleidžia vienas, būna praleidžia kitas, ir čia yra, tai yra normalu. Ir profuose, tai turbūt spartiečių nėra, kad kovoja, mes turbūt pirmi būsim tie, kurie profuose sukovos. Dar dėl diržo. Ir dar plus dėl diržo, bet mėgėjose, tai esu su ne vienu spartiečiu kovojęs, Henrikas irgi turbūt yra su ne vienu spartiečiu kovojęs. Tai ta prasme, čia viskas normalu. Čia yra tiesiog natūraliai konkurencija ir plus sportuojant tokį sportą, jeigu yra daugiau svorio kategorijų, tai natūralu net ir jaunesniam kovotojui ateisiu tavo svorio kategoriją, kartais jisai nori tave pačelendžinti ir pažiūrėti, kaip tu judi, ar jisai gali tave įveikti. Tai yra kaip natūraliai atranka. Tai galima sakyti, kad šitos kovos nugalėtojas bus, galima sakyti, yra geriausias 75 kg kovotojas Lietuvoje šiuo metu. Bus 75 kg geriausias spartietis. Jau spartiečiai yra geriausi. 75 kategorijai Lietuvoje. Jeigu daugiau kažko neatsiras, arba nėra, kas dar nekovoja. Mindaugas Narauskas dar yra, ne? Narauskas galėtų pakovoti, žinai, bet... Irgi, kaip aš sakiau, aš kovojęs jau su juo anksčiau, Raimis kovoja su juo dabar. Irgi ten aiškus biznis, lygiosios tokios, nežinau kokios tos lygiosios, bet mes jau su juo abu kovoja. Tai žinai. Tai atrodo, kad bus remačas, ta prasme, bet kokiu atveju, kad ir kas iš jūsų laimėtų. Su kuo? Su Narauskas? No problem. Okay. Dabar man įdomiausia tema, nes vis tiek visiems įdomu turbūt, kaip jūs dabar ruošitės, nes Andrius Šipailas sakė, aš nesekunduosiu nei vienam, nei kitam, nesirinksiu nei vienos pusės. Tai dabar ar kaip būna, kad Raimi tu atvarai 11 val. Pasitreniruoti, tada jau 1 val. Atvažiuoja Henrikas, ar panašiai ir būna. Spėjau laiką netgi gal. Būna, kai grupinės treniruotės, tai mes sportuojam kartu, tiesiog mes nestojam poroj dabar. Ir tai kartais ir tai, kas būna. Nesisparinguojam kartu tiesiog porose, o kai būna asmeninės treniruotės, tiesiog skirtingų laikų darom tas treniruotės. Bet šiaip, iš esmės, tu nepadarysi, kad vienas sportuoja 3, kitas sportuoja 5, nes treneris nepersiplėšė didelis, reikia dar ir jam. Tiem žmonėms atrodo, kad čia feikas ir atrodo, kad čia balandžio 1 pokštas, kad mes kovosim tarpusavį, bet ne, čia ne pokštas, paeisim, sukovosim, ruošimės kartu, abu esam spartiečiai ir viskas. Sukovosim ir toliau kovosim. Ir toliau nesvarbu, kuris laimėtų, vis tiek toliau viens kitam padės ruoštis, sekančius kovos. Taigi čia čia žmonės per daug sureikšmino. Atrodo, aš eidamas į kovą niekam nejaučiu pykčio. Dabar ar kovoju su Nauriu, ar su ten Mindaugu, nesvarbu, aš nei vienam nejaučiu pykčio. Aš tai yra sportas. Tu eini tiesiog pasitikrinti ir nori savo rodyti, kad tu esi geresnis. Tai čia viskas labai paprasta. Man atrodo, man reikia kokių netikrų gandų paskleisti apie vienas, apie kitą, kad kažką esat pasakę, tada bus įdomiau šiek tiek. Ko aš tik nepasakęs apie ir viskas nuleidžiama juokais ir viskas. Okay. Šiaip visgi iki šitos kovos jau jūs esat stovėję, kaip sakėt, nežinau, 100 000 kartų per treniruotės, sparingos ir panašiai. Aš žinau, kad sparingai išmokau neseniai nėra apie pasitikrinimą, kas kietesnis, ten labiau gal žaidi, žiūri, kas greitesnis. Aš pas jūs gal kitaip yra, nes jūs sakėt, pas jūs tas pats, kas tikra kovos, ne? Kas tose jūsų susirėmimuose buvo geresnis iki šiol? Pamatysim balandžio 19. Labai gal gali ir klausti. Vieną kartą man geriau sekės, kitą kartą. Žinai, tos dienos yra visokios. Kitą kartą tau kažkas nepasisekė, kitą kartą, žinai, nuotaika netokia.
Aš sakau, mes esam užaugę, Raimis atėjo, kai aš jau buvau toj Spartoj, žinai, ir aš jį užauginau ir dar, galima sakyti, išmokinau porą tų smūgių ir visą kitą. O dabar jisai jau, žinai, savarankiškas. Paleido gyvenimą mane, Henrikas. Ta prasme, savarankiškas, pats su save pastovi ir man malkų kartais duoda. Čia viskas suprantama. Tu sparingais būna taip kartais, kad ir jaunimas geba uždėti tokį tempą, kad tau būna sunku, žinai, tai čia sunku labai spręsti yra iš tų pačių sparingų, nes, Henrikas savo, kiekviena diena yra skirtinga. Ok, tai jūs taip vat paliksit ant tokio, kur neatsakysite klausimą, tai aš turėjau planą B šitoje vietoje. Mes paskambinsim Andriui Šipailai ir aš paklausiu, kuris čia visgi geresnis iš jūsų yra. Paskambink. Pažiūrėsim, ką treneris labiau myli. Čia speakeris šiaip turėtų garsiai. Nepakels. Po 4-15. Miega? Grupė nevent. Bet jau panašiau, kad nepakels. Tas telefonas jam reikalingas, tik tai, kai jam reikia kažko. Okay. Jis žinučių netrašo, čia bijau ką. Okay. Bet tai gerai, kuris greitesnis? O taip eikim po kategoriją. Pasakykit, kuris greitesnis iš jūsų? Greitesnis. Žinau, čia gal žmona atsakytų. Kuris stipresnis, kieno stipresnis smūgis? Apatinį mušą tai Henrikas stipriau negu aš. Jisai muša tiesius stipriau. Kojom gal nelabai, kojom gal aš stipriau. Jisai tiesius. O šoniniai dar šoninių nepalėt. Mes nemušom šoninių smūgių. Jis yra išimtas. Spaltai neleidžia. Ok. Kuris techniškesnis apskritai? Henrikas buvo techniškiausias kovotojas Lietuvos. Buvo, bet dabar kuris? Manęs niekas nepripažino techniškiausias, negaliu pasakyti. Gal iš technikos pusės aš labiau techniškesnis. Ok. Kuris ištvermingesnis, čia įdomiausia man. Kažkada tai atsimenu, kai Henrikas bėgiodavo krosus. Dabar po paskutinės kovos, tai ar tu atrodai? Bet aš atsimenu, kaip seniau bėgiodom, kaip bėgdom krosą, tai Henrikas puškodavo ir visus lengdavo. Dabar gal nebėgčiau su Henriku, bet pakriaušęs galima pamušti. Dabar ir aš nebėgčiau. Kuris daro mažiau klaidų iš jūsų? Nes čia bus esminė. Apie asmenės treniruotės, tai Raimis daro mažiau klaidų, aš pastoviai netikęs. Treneris mane rėkia pastoviai, kad aš darau klaidas. Iš kur pas tave tokia kreiva technika ir visą kitą, man tie komentarai jau čia. Aš atiduodu šitą karūną Raimį. Esat patupdę vienas kitą kažkada per sparingus, ar net ne vieną kartą? Paauglystė tai yra mane Henrikas. Ne kartą yra per kepenį. Ne, tai žinai, tada aš neskaitau, dabar šiuo metu ne, nes... Gailitės vienas kito treniruotės ar dėl ko? Būdu. Per geri. Dėl to, kad jisai moka gerai gintis, aš moku gerai mušti, bet jis moka gerai gintis ir viskas. Jisai manęs nėra pasodinės, aš jo nesu pasodinės. Bet gal balandžio 19 pasodins. Pabandys, bet žinai, niekas jam neleidžia. Tai savo apatiniais. Viską pamatysim balandžio 19 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Jei neturite bilietų, įsigykite jos kakava.lt, o pay-per-view transliacijos bilietai utma.lt.